Paveiksle pavaizduota taisyklingoji keturkampė piramidė SABCD. Jos pagrindo kraštinės ilgis lygus 48 cm. Ok, vadinasi, jeigu yra taisyklingoji, tai mes turime pagrindą, kurio visos kraštinės bus lygios, tai mes turime pagrindą kvadratą. Toliau kalba apie tai, kad šoninės sienos aukštinės SE apotemos SE yra šoninės sienos aukštinė, tai yra tiesiog sinonimai. Apotema tiesiog, kaip sakyti, greitesnis žodis. Lygus 40. Ok, mes tą informaciją turime brėžinyje. 22.1. Prašo pagrįsti, kad tos piramidės aukštinės SO ilgis lygus 32 cm. Reiškia, štai šis atstumas turėtų būti lygus 32 cm. Dabar kaip galvoti apie šitą uždavinį? Tai, kaip ir sakiau, pirmiausia galvom apie pagrindą, tai pagrindas yra 100% kvadratas. Kiekviena ta kraštinė lygi 48 cm. Dabar turime informaciją apie tai, kad yra 40 cm lygi apotema. Aš tai čia pernelyg sunkiai negalvočiau, juk jeigu mes norime sužinoti šitą kraštinę, tai mes galime dar sujungti, vadinasi, šį tašką ir šį tašką. Ir mes taip turėsime labai gražų statų trikampį. To trikampio kokia dabar yra esmė. Aš gal pabandysiu gražiau nupaišyti. Štai taip. Čia yra status kampas, čia yra S, O ir E. Mes žinome, kad SE yra lygi 40 cm kraštinė. Nežinome šitos kraštinės, o dabar kam yra lygu OE? Labai paprasta. Kai mes turime kvadratą pagrindą, tai mesgi suprantam, kad šitas taškas, ar ne, šitų dviejų įstrižainių susijungimo taškas, jisai, galima sakyti, padalina kraštinės į dvi dalis. Tai jeigu visa kraštinė yra 48, tai per pus bus kiek? 24. Tai mes iš esmės galim pasakyti, jeigu čia 24, tai ir čia 24, ir čia, žodžiu, visur po 24, gaunasi tai po pusę. Tai jeigu va šita vieta sutampa su šita vieta, na va čia yra šita vieta, sakykime, aš taip nupaišiau, tai vadinasi, jinai lygi 24, tai rašau 24 centimetrai. Ir dabar, kadangi mes turime statųjį trikampį, kampų jokių neturim, nu tai galim su Pitagoro teoremu suskaičiuoti, galima ir su, lengviau, tikriausiai paprasčiausiai bus su Pitagoro teorema, aišku, sakau, kad galime dar ir su trigonometrija suskaičiuoti, bet apskaičiuom, tai x kvadratu turėtų būti lygu 40 kvadratu minus 24 kvadratu, x kvadratu 40 kvadratu bus 1600, atsiprašau, kad mano šuniukas loja. 24 kart 24, 24 kart 24, jo, yra 5, 7, 6, atimam 1600, gaunasi 1024. Ir dabar reikės jungti man mokslinį skaičiuotuvą ir pažiūrėti, kokiegi šaknis gaunasi iš 1024. Tai x, jeigu čia viską ištrauktumėm, šaknį, taip, tai gautumėm, kad x yra lygus 32. Tai to ir prašė, taip mes ir gavom, kad ta kraštinė SO, arba tiesiog piramidės aukštinė SO yra lygi 20, tai yra 32 cm. Tai va čia turėtų būti atsakymas 32 cm. Toliau einam prie 22.2. Apskaičiuoti viso paviršiaus plotą. Tai paviršiaus plotas, aš truputėlį viską dabar čia ištrinsiu. Viso paviršiaus plotas susideda iš pagrindo ir visų tų šoninių kraštinių. Tai šoninės kraštinės mes turime 4 ir vieną pagrindą. Tai aš taip gražiai galiu aiškindama viską surašyti, kad S viso yra lygu S pagrindo plus 4 S šoninės kraštinės.
Na ir gerai, tai S pagrindo yra labai nesunku suskaičiuoti, juk ką tik kalbėjom, kad pagrindas taisyklingosios piramidės yra kvadratas, tai kvadratą plotą yra labai lengva suskaičiuoti. Galime rašyti tiesiog 408 kvadratu, nes 408 kart 408. Toliau 4 kart dabar reikia suskaičiuoti vienos šoninės kraštinės plotą. Tai dabar turime čia 4. Aš nupaišysiu vieną va šitą trikampiuką, kad viskas būtų aišku. Tai turim va tokį trikampį, jis yra, čia neatrodo iš mano piešinuko, bet iš idėjos jis turėtų būtinai būti lygia šonis. Žinome, kad aukštinė yra 40 cm, o pagrindo plotas, ne plotas, o ilgis taip pat turėtų būti kaip ir to kvadrato ilgis, tai turėtų būti 408. Na ir trikampio tokio plotą galim skaičiuoti tiesiog aukštinę, padauginę iš pagrindo 408 ir viską reikėtų padalinti iš 2. Tai čia išsidalina gaunasi 20, 2 kart, kadangi nelabai aš gerai mintinai skaičiuoju, tiksliau aš apskritai nemėgstu mintinai skaičiuoti, tai suskaičiavau, gavau 960. Taip gali būti? Tikriausiai gali būti. 960 ir turiu jį padauginti iš 4, kadangi tokias kraštinės turiu 4. Ir viskas greitai, viskas suskaičiuosiu su skaičiutuvu. Tai 48 kart 48 yra 2304 plus 4 padauginu iš 960, gaunu 3840 ir dabar beliko viską sudėti. 2, 3, 0, 4. Gaunasi 6144. Einu patikrinti, ar tikrai čia geras atsakymas. 22.2. Taip, visiškai teisingai. Tai galim rašyti, kad gavom gražius 6144 cm. Dabar reikia apskaičiuoti tūrį. Tūris, net nežinau, pas mane tai tos teorijos, formulės visos yra tiesiog galvoje, bet aš tokį dar pavyzdį, jeigu nežinot, kaip skaičiuoti, kokią formulę taikyti, tai labai paprastas pavyzdys yra. Sakykime, jeigu mes turime kubą. Tai mes žinome, kad visas kraštinės reikia sudauginti ir iš čia atsiranda, kad gaunam, parašysiu iš eilės. Tūris lygų A kart A kart A, tai yra A trečiuoju. Tai dėl to mes, pavyzdžiui, jeigu čia turime A centimetrų, taip, tai mes dėl to gauname, čia ne tai, kad lygų, bet A kubu, bet tie centimetrai irgi yra kubiniai. Vadinasi, atsiranda tokia kaip dimensija, ta trimatė, kuri parodo, kad mes gauname ne šiaip kažkokius tai A trečiuoju, taip, bet gauname kažkokius kubinius centimetrus. Tai ne ilgis, ne ploto cemas ant cemo. Cemas tai tarsi centimetras ant centimetro, bet jau atsiranda ta trimatė erdvė. Dabar su kubu čia viskas aišku. Dabar įsivaizduokit, jeigu mes tą kubą, sakykime, čia labai nekaip nupaišiau. Sakykime, mes jį perpjaumanam per pusę. Tai čia taip susijungia ir galiu parodyti, kas gaunasi. Gaunasi kažkoks toks erdvinis kūnas. Mesgi suprantam, kad tai bus tas pats A trečiuoju, tiesiog reikėtų padalinti iš 3, jeigu skaičiuotumėm tokios figūros plotą. Ir kodėl aš tai paišau? Dėl to, kad jūs žinotumėt tokį vieną dalyką, kad jeigu mes turim kažkokią tai piramidę, šiaip net nėra svarbu, kokia jinai yra, bet piramidės esmė yra visa ta, kad yra kažkoks tai pagrindas, kuris yra kažkoks daugiakampis, pavyzdžiui, šiuo atveju būtų keturkampė piramida, tai kažkoks keturkampis pagrindas. Ir jinai viršuje turi tik vieną tašką, jinai turi tik viršūnę. Tai šitos figūros, kaip tu nori tą plotą skaičiuosi, ne plotas, tūri, kaip tu ten beskaičiuosi, tai visą laiką yra tasai, sakykime,
Nu gerai, paimkime pavyzdį, kad čia buvo tas kubas ir mes dabar iš to kubo norim va šitą piramidę išsikirpti. Tai vis tiek tūris bus lygiai toks pats, tas A3, tik visą laiką tai sudarys trečdalį to viso kubo. Tai vat visa čia esmė tos formulės, kad mes apskaičiuojame lygtais viską, bet paimam ir padalinam viską iš 3, nes piramidė sudaro trečdalį kažkokio, sakykime, kvadrato, šito kubo arba stačiakampio gretasienio viso to vadinasi tūrio dalis yra trečdalis. Tai dabar link ko aš lenkiu. Tai mes dabar įsivaizduojam, kad turime irgi čionais pas mus yra ta piramidė. Aš gal paimsiu kitą spalvą. Ir įsivaizduojam, kad jeigu čia būtų stačiakampis gretasienis, čia aš aiškinu šitaip dėl to, kad yra kažkurių gal mokinių, kuriems sunkiau matematika sekasi ir kai kurie mokiniai tingi arba nenori, arba jiem niekaip neišeina formulių išmokti. Tai aš tiesiog sudedu esmę, kodėl mes taip skaičiuojam ir iš kur ta formulė yra. Nu tai va, čia ta viršūnė, aišku, turėtų būti gal truputėlį žemiau, truputėlį pakeisto piešinuką, na va kažkas tokio. Tai vis tiek mes skaičiuosime šitą aukštį, kart šitą kraštinę, tai mes gausime viso to stačiakampio gretasienio tūrį. Ir mes jį padalinsime iš 3 ir tai sudarys šitos piramidės tūrio dalį. Tai viskas labai paprasta. Dabar galvom, ką reikia dauginti. Tai mums reikia pagrindą padauginti iš būtent šitos aukštinės. Kodėl? Dėl to, kad šita aukštinė sutampa su šita aukštinė. Ir mes gauname taip visą tą tūrį. O dabar, kadangi aš jau viską paaiškinau, einame prie to mokyklinio varianto, tai kaip tą tūrį reikėtų apskaičiuoti. Tai V piramidės yra lygu pagrindo plotas kart piramidės aukštinė. Viską paaiškinsiu, kodėl taip yra. Pagrindo plotą mes jau skaičiavom, gaunasi 408 kvadratu, lygtais šitas skaičiukas. Aš pratęsiu rašau čia, 2304. Ir aukštinė dabar lygi, mesgi kažkur čia skaičiavom, kad 32 SO turėtų būti, tai kart 32. Ir čia rašau 32, tai pratęsiu ir atseit mes čia viską atskaičiuojam. Aišku, mes ko dar nepadarėm, tai visko nepadalinom iš 3, nes kaip ir sakiau, yra trečdalis. Tai kaip čia taip gaunasi? Nu tai vis tiek va, šitas, kart šitas, ar ne? Ir viską padalinam iš 3. Šitas kart šitas tai yra tas pats, kas pagrindinio plotas, tai mes jį suskaičiuojam ir gaunam. Viskas, reikia tiesiog paimti viską suskaičiuoti. Dar prieš, nieko mes čia negalim padaryti. 2304 kart 32 lygu padalinta iš 3. Dideli skaičiai, nesu tikra, ar čia teisingas atsakymas. Gerai, kuri čia dalis? 2,3. 2, 4, 5, 7, 6, viskas labai gerai. Gavom būtent tokį atsakymą, kokio prašė, tiksliau, koks buvo pateiktas atsakymuose šito uždavinyno. Nu tai va, viskas. Rašau, čia turėtų būti kažkur atsakymai vietos, tai ATS yra 24 576, va ir kubiniai centimetrai būtinai nurodo matavimo vienetą. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.